Evangelija pagal Morkų, 15 skyrius. Anksti rytą aukštieji kunigai su seniūnais ir rašto aiškintojais bei visa teismo taryba padarė sprendimą, surakintą Jėzų nuvedė ir perdavė Pilotui. O Pilotas paklausė jį, ar tu esi judėjų karalius? Jis atsiliepė, tu pasakei. Tuo tarpu aukštieji kunigai visaip jį skundė. Tad Pilotas vėl klausė Jėzų, tu nieko neatsakai. Žiūrėk, kokiais dideliais dalykais jie tave kaltina. Bet Jėzus daugiau nebeatsakinėjo ir Pilotas labai stebėjosi. Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo. Tada buvo vienas kalinys vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie sąmyšio metu buvo nužudę žmogų. Susirinkusi minia pradėjo prašyti to, ką visuomet Pilotas darydavo. Pilotas pasakė, ar norite, kad jums paleisčiau judėjų karalių? Mat jis žinojo, kad aukštieji kunigai jį buvo įskundę iš pavydo. Tačiau aukštieji kunigai sukurstė žmonės reikalauti, kad verčiau paleistų jiems Barabą. Tuomet Pilotas vėl kreipėsi į juos. O ką man daryti su judėjų karaliumi? Tie ėmė šaukti, nukryžiuok. Pilotas dar klausė, o kągi piktą jis yra padaręs? Tuomet jie pradėjo dar garsiau rėkti, nukryžiuok. Norėdamas įsiteikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplakdino ir atidavė nukryžiuoti. Kareiviai nusivedė Jėzų į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukė visą kuopą. Jie apvilko jį purpuriniu apsiaustu, nupynę uždėjo jam erškėčių vainiką ir pradėjo jį sveikinti, sveikas judėjų karaliau. Jie daužė jam galvą nendrinę lazdą, spjaudė ir priklaupdami neva garbino jį. Prisityčiojo nuvilko jam purpurinę apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais. Tuomet jie išvedė Jėzų nukryžiuoti. Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį, Simoną Kirenietį, Aleksandro ir Rufo tėvą, panešėti jo kryžių. Taip jie nuvedė Jėzų į Golgotos vietą, išvertus tai reiškia kaukolės vieta. Ten davė jam mira atmiešto vyno, bet Jėzus negėrė. Tuomet prikalė jį prie kryžiaus ir pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Buvo 3 valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas – judėjų karalius. Kartu su juo nukryžiavo 2 plėšikus, vieną iš dešinės, kitą iš kairės. Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami, še tau, kuris sugriauni šventovę ir per 3 dienas ją atstatai. Gelbėk save, nuženk nuo kryžiaus. Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su rašto aiškintojais, kalbėdami tarp savęs, kitus gelbėdavo, o savęs išgelbėti negali. Kristus, Izraelio karalius, tegu dabar nužengia nuo kryžiaus, kad pamatytume ir įtikėtume. Jėzų plūdo ir drauge nukryžiuotieji. 6 valandai atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki 9 valandos. 9 valandą Jėzus garsiai sušuko, Eloi, Eloi, lema sabachtani. Tai reiškia, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kai kurie ten stovintis, išgirdę sakė, matai, jis šaukėsi Elijo. Tada vienas nubėgęs primirkė kempinę perrūgusio vyno, užmovė ją ant nendrės ir padavė Jėzui gerti, sakydamas, palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti. Bet Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasią. Tuo metu šventovės uždanga perplyšo į 2 dalis nuo viršaus iki apačios.
Šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, sakė, iš tikro šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Ten buvo moterų, kurios žiūrėjo iš tolo, tarp jų Marija Magdalietė, Marija Jokūbo jaunesniojo ir Jozės motina ir Salome. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos jį lydėjo ir jam tarnavo. Taip pat ten buvo daug kitų, drauge su Jėzumi atvykusių į Jeruzalę. Jau atėjus vakarui, kadangi buvo pasirengimas arba šabo išvakarės, atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas nustebo, argi jau būtų miręs. Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau mirė. Patyręs tai iš šimtininko jis atidavė Juozapui kūną. Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įvyniojo į drobulę, paguldė į kapo rūsyje, kuris buvo iškaltas uoloje ir užritino angą akmeniu. Marija Magdalietė ir Marija, Jozės motina, matė, kur jis buvo palaidotas.